Visuomenės ir verslo plėtros institutas yra nevyriausybinė organizacija, mūsų kartu su Aiste sukurta ir jau skaičiuojam 10-metį veiklos ir 5-metį daugiau šiek tiek Marijampolės centre veiklos. Ir mūsų pagrindinės veiklos kryptys yra darbas su jaunimu ir su tais, kurie dirba su jaunimu. O kokios tos kryptys, Aiste? Kryptis mes pasirinkam pagal tai, kas aktualu iš tikrųjų yra, bet kartu su mumis jau visą laiką važiuoja savanorystė, įtrauktis, skatinimas, savęs pažinimas, bendruomenių telkimas ir, kaip aš labai, jeigu trumpai reikėtų save apibūdinti, sakyčiau, kad rodom galimybės, nes jų yra labai labai daug. Ir galimybės ne tik jauniems žmonėms, bet ir suaugusiems ir netgi seniorams. Tai, sakyčiau, mes esame tokių galimybių rodytojai. Kas man labiausiai patinka daryti gyvenime, tai įkvėpti veikti. Mes patys, kadangi nevyriausybinė organizacija veikiam, tai patys ir sugalvojam idėjas ir jas įgyvendinam ir patys esame ir mokymų vadovai. Ir tuo ir siekiam, kad nuo pat pradžių matydami problemą iššūkį visuomeniai, mes stengiamės įgalinti jaunimą veikti, ugdyti kompetencijas, būti labiau pilietiškam, būti labiau savanoriškam, prisidėti prie bendruomenės gėrio, ugdyti jų verslumą. Ir mes verslumą suvokiam ne fabrikų statymą, o apskritai kūrybiškumą, gebėjimą savo idėjas transformuoti į veiksmą. Ir tada visą tai, ką mes darom su jaunimu, supratom, kad labai yra naudinga žinoti ir suaugusiems, nes jaunimas labai keičiasi ir ne visą laiką atrandam ryšį su jais arba nesuprantam, ko jie nori. Būdami, iš tikrųjų, mes labai daug keliaujam, bet labai stengiamės kurti Marijampolėje, nes kuo stipresnė bendruomenė yra vietoj, tuo lengviau ir įdomiau gyventi. Nes jeigu mes kartu kažką darom, mes paimam plačiai. Štai mes labai mėgstam bendradarbiauti, sujungti, kartu daryti ir tada šiandien labai labai gražūs dalykai. O mūsų pagrindinės veiklos tai yra mokymai jaunimui, įvairūs susitikimai, tiek patys juos vedam, tiek kviečiam mūsų draugus, ekspertus, lektorius iš kitų miestų, labai skatinam tarptautinį bendradarbiavimą ir kiekvieną vasarą norom atsiranda tikrai kelios stovyklos arba tarptautiniai jaunimo mainai, kuriuos įgyvendinam grynai jaunimui, duodami jiems kuo daugiau atsakomybės, kad jie patys sugalvotų programą, kad patys būtų atsakingi, kad jaustų, kad jie gali labai daug patys prisidėti prie to. Ir visą tai, ką mes išmokstam dirbdami su jaunimu, mes perteikiam kaip gerą patirtį suaugusiems, kurie, sakau, kitą kartą nelabai supranta, kodėl tas jaunimas toksai dabar drąsus, o jisai labai išdrąsėjęs yra šiuo metu. Mes čia esam, čia yra tie žmonės, su kuriais mes dirbam ir mūsų tikslas yra toks, gal sakyčiau, ir paslėptas, bet ir atviras, kad jaunas žmogus liktų čia ir padėtų kurti. Nes darbas su regionų jaunimu yra apie tai, kad mes dirbam su paskutiniam klasėm ir jie paima ir išvažiuoja studijuoti ir žinoma lieka. Ką padarom, kad jie liktų čia, pritraukiam, įdarbinam, suteikiam galimybės, kviečiam savanoriauti, grįžti. Tai mūsų tikslas irgi vienas iš tų, kas yra iš tikrųjų visos savivaldybės tikslas, kad kuo daugiau grįžtų žmonių čia kurti ir daryti. Visada sakiau ir sakysiu, važiuojam ieškoti patirčių, parvežam, pritaikom ir darom čia, nes ten, kur tu esi, ten yra geriausiai. Ir pati pastebėjom iš savo praktikos, kad ne visą laiką mūsų krašte, ar tai būtų Marijampolės savivaldybė, ar apskritai Marijampolės regione, jaunuoliai yra gavę tas pačias galimybės kaip kitose miestuose, nes mes dirbam per visą Lietuvą ir būnam ir Klaipėdoje, ir Vilniuje ir matom, kad iš esmės ten galimybių yra daug daugiau, todėl visą laiką toks nuoširdus noras yra, kad galima suteikti ir tiems, kurie niekada nėra dalyvavę. Aš tai sakyčiau, jeigu visiškai būti teisingu ir įdomiu, tai yra du požiūriai iš tuo atveju, kad regione yra nieko gero ir kad jūs čia nieko gero nedarot, bet jeigu kas nors biškį mus pastebi ir pažįsta, mes labai daug darom. Mes prisidedam prie didelių iniciatyvų, pavyzdžiui, nacionalinių savanorystės standartų kūrimo, kur visa Lietuva dirba. Šitam regione dirbam tik mes. Tai būdami regione mes turim pranašumą, nes mes pažįstam tos vietovės žmonės, mes lengviau sužinom rezultatą, mes greičiau juos pasiekiam ir didesnis poveikis gaunasi. Dideliuose miestuose tu gali paskęsti. Čia greičiau išsivysto, kai tave pažįsta, tavim pasitikė, viskas vyksta tiesiog greičiau. Su jaunimu mes labai įgalinam iš esmės veikti, nes patys sugalvom kokias iniciatyvas, projektus, skiriam finansus, kur jiem kitą kartą būtų labai sudėtinga, o mes taip viską supaprastinam, kad jūs imkite ir darykit. Ir kai mes susitikę su jaunimu girdim iš jų, kad oi, čia nėra ką veikti, jūs net nepabandėt.
Ir iš esmės, vat, per mūsų veiklas jie tada pabando tą veiksmą, pabando organizuoti iniciatyvą ir jau tada ateina patys pas mus, darom žaidimų vakarą, darom koncertą jaunimui, grinai, kad būtų jaunimui įdomu, gerai. Viskas tvarko, reiškia, mūsų tai yra uždavinys surasti, kaip tai veiklinti, įgalinti ir tokiu būdu mes kažkaip tada nurodom apskritai, kad tai yra realu regione padaryti. O dar viena gal labai svarbi mintis, ką mes darom, tai mes visi kažkokią tinklaveiką užsiemam. Atvežam tas inovacijas, kas vyksta užsienyje. Kartu galų gale sustinkam tarpusavį, nes ne visą laiką visos organizacijos randa vietos progos sustikti. Ir jau keliarius metus organizuojam ir konferencijas, ir tokius bendrus susitikimus panašiaus minties organizacijų, pasidalinti gerom patirtim. Arba tiesiog pasiguosti, taip sunku dirbti su jaunimu, taip gerai, bet iš esmės ta tinklaveika labai daug duoda tos bendrystės mūsų, nes mes labai daug turim gerų organizacijų, veikiančių žmonių, bet ne visą laiką sustinkam. Tai tą kažkaip pamatėm, kad yra naudinga. Aš tai norėčiau matyti mūsų kraštą ir Marijampolę galbūt, kad drąsiai imtis pirmų dalykų, kai buvau paskelbta, pavyzdžiui, Lietuvoje, kad galima tapti pirmąją Lietuvos jaunimo sostinę, mes buvom tie pirmieji, kurie pabandė ir sakė, važiuojam, nežinojom, ką darom ir kodėl darom, bet buvo žiauriai įdomu. Ir per visas tas drąsias idėjas mes atrandam naujus veidus, naujas mintis, mes pasimatom pasaulis pamato mus. Tai aš tai norėčiau, kad Marijampolė ir kas mūsų regionas būtų drąsus išbandyti, prisitaikyti, nes visa aplinka labai greit keičiasi, visokie dalykai nutinka. Tai greita reakcija ir drąsa būti pirmiem, daryti, nebijoti, nešti naujas idėjas. Jeigu keičiasi jaunimas, adaptuojamės, ieškom, ką galim padaryti, kad jį pasiektume, kad jie pas mus ateitų. Nežinau, mes negalim skustis, kad vieni sako, nesurenka žmonių, surenkam mes tos žmonės. Kitą kartą reikia net atmesti, kad grupėje yra per daug. Tai čia ir yra noras keistis, būti drąsiem ir atviriem. Atviriem visiems, nes mes esame visi labai, labai skirtingi. Aš manau, kad Marijampolė yra tokia ir mes tą stengiamės irgi palaikyti, užmotyvuoti. Ir aišku, Marijampolės vaizdas tikrai labai įkvepia ir mūsų pačius būti miesto centre ir tai įkvepia mus veikti ir daryti. Ir tie pokyčiai mūsų srityje ir mūsų veikloje yra labai pamažu pamatuojami. Mes prieš 7 metus pradėjom dirbti su jaunimo savanoriškos tarnybos programa ir tai buvo tik pati pradžia ir labai nedaug organizacijų prisijungė, o dabar turim labai didelį tinklą. Per visą regioną tai apie 50 organizacijų, įstaigų, nuo ligoninės iki jaunimo organizacijų centrų, kurios priima savanorius, kurios žino, ką reiškia turėti savanorių skirti užduotis, bet tai yra didelis įdirbis ilgo laiko ir tikimės, kad ateityje ir šita programa ir kitos jos tiesiog didės ir platės ir jas galės įstraukti mūsų jaunuoliai ne tik mieste, bet ir kaimiškose vietovėse, kas mums irgi labai svarbu. Aš žinau, kad gal irgi dar tokia mintis, kad miestą kuria ne pastatai ir ne trinkėlis. Miestą kuria žmonės, ypatingai jauni ir tos organizacijos, kurios tai darė, dėl ko tiki. Kartais būna tikrai sunku, bet aš manau, kad dėl to ir smagu, nes tu žinai, kad paskambinsiu tam, susitiksiu su tuo, viskas bus labai greitai. Tai va čia ir yra nauda mažo miesto, kad mes galim per 2 skambučius pasiekti tai, ko mes norim ir jiem naudinga ir mums naudinga, nes iš esmės tas bendradarbiavimas jisai turi vykti pas mus mažesnėme mieste. Tik tai sakau, visi kartu galim daug daugiau negu po vieną atskirai ir visiems visko užtenka.